session we have Evaldas Kondratavičius, who is a physical strength and conditioning coach. Has worked in Russia and is also the conditioning coach for the Lithuanian men's national team. And he's going to have two sessions. Today's session will be, this first session will be about warm-up, how to prepare the body, how to prepare your muscles for practice. Labą dieną. Iš tikrųjų labai malonu, kad čia dalyvaut man kaip lektoriui ir kažkaip pasidalinti su jumis savo žiniomis, savo patirtim. Iš tikrųjų noriu pasakyti iš karto gal, kad atvykau ne kažką įrodyti, gal netgi nepateikti savo kažkokių tiesų, tiesiog kukliai pasidalinti su jumis žiniomis ir galbūt akcentuoti tai, kas yra šiai dienai efektyvu, naudinga, funkcionalu krepšinyje. Tai yra ruošiantis, treniruotėjai, treniruojantis ir taip toliau. So first of all, it's a pleasure to be here with you all today, and I just want to accent that I'm not here to tell you that my way is the right way and the only way, but I'm here to share with you my knowledge and to pass on to you the modern physical strength and conditioning practices that are used in basketball today. Šiandieną, kaip minėjau, paskaita bus apie apšilimą, iš tikrųjų, ar kitaip vadinama pramankštą. Jeigu bus kalboje šiek tiek tas toks kartosis, ar apšilimas, ar pramankšta, tai kalbam apie tą patį. Iš tikrųjų, kaip sakyt, kalbininkai gal labiau mėgsta tą žodį pramankšta, bet esam pripratę prie apšilimas. Tai iš tikrųjų, jeigu ten tie žodžiai kažkur susimaišys, tai kalbam apie tą patį. Just more so for the Lithuanian coaches, there's several words they use for warm-up, so we're going to speak about warm-ups. In English way it's easier, warm-up is warm-up. Tai taip, dabar pradėsim šiek tiek įžangos, kas yra apšilimas ir kam jisai reikalingas. Iš tikrųjų, esmę, kam jis reikalingas, visi žino, tai labai iš tikrųjų čia neišsiplėsim, nes kam skirtas, kodėl, dėl ko, čia nėra problemos. Problema yra, kaip tai padaryti, kad būtų efektyvu ir funkcionalu, visą tai, ką darome, persineštų į krepšinio treniruotę. So we all here know that a warm-up is essential, so we're not going to get into the theory of why we warm up and what it does to our body. But we will talk about how to effectively do that so that our bodies are ready to play basketball. Nors kartais pasidaro, kaip sakyti, iškyla ir nesklandumų, ir tokių nesusipratimų, ir tų klaidų, dėl to, kad treneris galbūt, kuris daro atšilimą, ar pavyzdžiui, vyr treneris, kuris neturi bendro fizinio pasirinkimo trenerio, kartais daroma klaidų, kurios, kaip sakyti, ne visai teisingos. Sometimes if a head coach doesn't have any practical background knowledge in strength and conditioning, or the coach that is taking you through it, there can be some misconceptions and some mistakes that are made in the process. Nors iš tikrųjų ta klaida kartais ne visai, kaip sakyt, yra to trenerio klaida, nes kadangi reikia atsižvelgti ir į tai, kad kaip ir visur, visos technologijos pasaulyje keičiasi, ar ne? Buvo prieš 10 metų viena, po 5 metų kita, po 10 metų dar kita. Tas pats ir čia. Buvo daroma apšilimas anksčiau, buvo, kaip sakyt, aš vadinu mada. Mada vienokia, šiandien kitokia, mokslas žengia į priekį, keičiasi ir apšilimas taip pat. Said although those mistakes aren't always the coach's fault because they're taught a certain way and what was current and in practice 10 years ago isn't necessarily what we use today. Ir būtent apšilimas į tą sferą irgi patenka. Daug kas pasikeitė. Todėl jūs esantys čia turit irgi pasikeisti. Toks gyvenimas. Ir iš tikrųjų visos tas, ta prasme, žinios ir tie pratimai, kurie bus apšilime, yra moksliškai pagrįsti. Ta prasme, tai, kad, kaip sakyt, iš čia sugalvojau kažkas ir taip turi būti. So warm-up is one of those things that has changed and evolved over time. So I encourage you to also evolve your practices and your teachings because there is scientific background to this. Gerai, šiek tiek arčiau viso reikalo. Kad suprastume esmę tokią,
turime visų pirma suprasti, kad apšilimas tai yra tiltas nuo kasdieninės veiklos krepšininko. Tiltas nuo kasdieninės veiklos ir tarp treniruotės ar varžybų. So getting into it now, the first fundamental point to take in is that you look at a warm-up as a bridge. The warm-up is a bridge between your everyday non-basketball life and your life on the basketball court. Viskas labai tampa pakankamai paprasta, kai buvo buitis, krepšininkas kažką darė namuose, miegojo, ar visą naktį miegojo, ar pietų miegojo tarp treniruočių, vyksta į treniruotę, ar automobiliu, ar komanda veža autobusu, viskas vyksta labai pasyviam, kaip sakyti, režime, ar ne? Says that before practice, a basketball player might be sleeping, might be driving in a car, might just be relaxing and not doing anything physical. Toks gyvenimas, profesionalūs krepšininkai iš tikrųjų nėra labai aktyvūs savo kasdieninėje veikloje. Professional basketball players actually do not lead very active lifestyles. Ir atvažiuoja į treniruotę, pasiruošia, ta prasme, susiteipuoja kojas, ten pamasisažuoja, ten dar kažkokius padaro, kaip sakyt, kažkokią tą veiklą, kuri irgi taip pat labai pasyvi. Ir ateina į aikštelę ir prasideda treniruotė. So a professional basketball player might just show up to the court, put his shoes on, might get a massage, do something else, and then he's ready to play basketball in his mind. Ir treneris sako, dabar apšilimas, imam visi kamuolius ir pirmyn atgal, And then a coach kamuolio will say, varimas. all right, grab a basketball, up and down, dribbles. Šiek tiek sako, per paprastą su driblingu dadėkim layup. Some coaches will say, okay, not just dribbling, let's throw in a layup, that'll help the warm-up. Dar po minutės metimus, Okay, after a minute, jump shots. dar po pusę minutės patraukimus, After that, sprints. sprints, dar po pusę minutės jau porose vyksta su gynyba. After that, drills with a partner. Klausimas, ar tai yra gerai? And the question is that a good warm-up? Iš tikrųjų, kaip sakyt, ne visai gal ir blogai, bet tada kitas klausimas, ar tai yra efektyvu? The answer is it's not horrible, but the next question is that effective? Ir dar vienas klausimas, ar tai yra saugu, gal kitas žodis labiau tiks, ar tai yra sveika gal žaidėjui? And the next question is that healthy for a player's body? Ta tokia sveikata, kaip sakyt, ne tai, kad visas ten kūnas kenčia, ne, bet dažniausiai ir kas labai svarbu krepšininko karjeroje ir šiaip apskritai krepšininkui, tai yra sąnariai, joints. So we're not speaking about is health in general of your total body health, but for a basketball player, your joint health is very essential, and a warm-up like that isn't necessarily beneficial. Ir, sakysim, stuburas taip pat, bet stuburas tai irgi susideda iš slankstelių, tie patys yra sąnariai. The same thing goes with your spine. Ką siūlo šiai dienai, tarkim, kaip įvardinsiu, ar mokslas, ar mano žinios, ar dar kaip įvardinti, ką siūlo šiai dienai? Vadinamasis tas dinaminis apšilimas. So what is suggested today in practice is a dynamic warm-up. Nuo ko aš pradedu tą dinaminį apšilimą? Skirstau visą apšilimą į 3 dalis. I split a warm-up into 3 parts. Iš tikrųjų, tos dalys yra, nieko nepasikeitė, ta prasme, kad ir anksčiau buvo 3 dalys. In actuality, nothing has changed really over time. There have always been 3 parts. Kaip sakiau tą pavyzdį, treneris duoda judėjimą su kamuoliu, juda varimas kamuolio metimai. Pirma dalis, paskui būna, kad duoda dar antrą dalį dar kažkokių pratimų ir trečioji dalis būdavo visi sėdant grindų ir daro statinį tempimą. So 3 parts essentially what he demonstrated with basketball, another part, and then on the ground stretching. Nuo ko aš pradedu apšilimą? Pirmas dalykas, atsižvelgiu, kaip sakiau, į žaidėjo sveikatą. Iš tikrųjų, nieks nesusirūpina žaidėjo sveikata, ypač kas dirba su jaunais krepšininkais.
So what I look at first of all is, as we spoke about, the basketball player's basketball body health, and that is especially important, and not enough attention is paid to those who work with younger basketball players. Kodėl? Todėl, kad jauni daug energijos, jeigu kažkokia įvyko mikrotrauma, organizmas greitai regeneruoja, atsistato, netai pavojinga galbūt, bet supraskim, kad laikui bėgant, tas jaunas žaidėjas bus pagyvenęs žaidėjas ir visos tos traumos, kurias mes uždirbom būtent tam jaunam etape, bus pasiekmė to. Even though you don't pay attention to the injuries of a younger basketball player because they heal very quickly and don't affect them at a young age, the problem is that as that basketball player gets older, those injuries catch up to them and then can get more severe. Todėl turime rūpintis jaunais čia ir ta prasme nelaukti, kol paskui kažkas sakys, ai, pas tave keliai skauda, ai, tai ką tu ten darei jaunystėje, ta prasme, ten treneris tave vaikė ar ten dar kažką. Nereikia, neapsiribokim tais tokiais kaltinimais, kad, matai, ten buvo dar kažkas, aš tai dabar gerai darau, darykim visi gerą darbą. We have to concentrate on the physical health already from a young age and not wait until they're older, have bad knees, and then all of a sudden say, well, what did you do in your youth? We have to concentrate on the youth. Todėl iš tikrųjų iškart sakau, pavyzdžiui, tas naujas apšilimas, kurį mes pabandysim čia daugmaž keletą variantų pasižiūrėti, jisai kitoks yra ir žaidėjai, kurie visą gyvenimą ten, ta prasme, tie senesniai darė tą senesnį apšilimą, jie dar nepripranta prie jo, vis nori sėstis ant žemės, tempti raumenis. So the warm-up that we're going to show you today, a new type of warm-up, the older basketball players that have been stretching a certain way and warming up a certain way are not used to this. Ir iš tikrųjų, bet vis tiek, tai aš vadinu, tai tiesiog yra įprotis, tą įprotį reikia sulaužyti. And that's just, it's a learned habit and you just have to break that habit. Ir tada mes taip dirbdami, nuo šiandien ar nuo rytojaus visi darom naują apšilimą, kuris, kaip sakyt, ne tik gerina kokybę treniruotės, bet ir saugo sveikatą. So this new type of warm-up will not only increase the effectiveness of your practice, but will also take care of the basketball player's health. Gerai, dabar tada, aš nežinau, vaikinai, jeigu kažkas yra pavargusių, galit pailsėti, kas daug dirbot, kokie man, 4-5 žmonės. O jeigu norite pabandyti, gal, aš nežinau, gal iš tikrųjų jau dirba treneriai tokiu būdu. Gerai, dabar vaikinai taip, kad stokit va čia, į liniją, ta prasme į liniją, išrikiuokit. Ta prasme, pradėsim, nuo ko aš pradedu apšilimą daryti. Pirma dalis yra skirta, vadinu, sąnarių paslankumui gerinti. Joint mobility. So this is, there you go, joint mobility. Joint mobility exercises. Esmė, labai paprasta ir pagrįsta moksliškai ir mediciniškai. Kai žmogus ilsisi, tai yra neaktyvus, skystis esantis sąnariuose, grįžta atgal į tepalinį maišelį ir sąnarys tampa pakankamai sausas. So when a basketball player is not active, their joints actually tend to dry out. Not only basketball players, everybody, human being. Norėjau pasakyti, kad ne tik krepšininkus sausėja sąnarys, kai jis neaktyvus, bet kiekvieną žmogų. Dabar jūs čia pasidėsit, ir būnat, kad atsistojat ir toks jaučiate, kad sustingė sąnarys. Tiesiog buvo neaktyvi pozicija ir taip įvyko. So even you guys sitting here, you'll stand up and you'll notice that your joints are sore a little bit from being inactive. Kaip mes galim iššaukti tą, aš vadinu vėl, sudrėkinimą sąnarių? Lubricate the joints. So the purpose of this first part of the warm-up is joint lubrication, to bring the liquid back into the joints. Aišku, tas pats pratimas, kurį davė treneris, su varymu kamuoliu, su metimu, tai irgi yra aktyvumas, aišku, tai irgi skatina skysčio išsiskyrimą. The first part where we spoke about the basketball warm-up with layups and dribbling, that also brings the liquid back into the joints. Bet visą laiką, kaip sakyt, yra tas kažko tai pradžia, kol tai nėra toksai momentinis, kaip sakyt, procesas, kad dėjau žingsnį
ir išsiskyrė skystis. Ne. Taip gavosi, kad padariau keletą žingsnių, gal netgi 2-3 aikštelės skystis skiriasi. Ir kas gaunasi, kad būtent tais pirmais žingsniais yra pats, kaip sakyt, blogiausias momentas, kada sausas sąnarys vis, kaip sakyt, dar nėra neefektyviai dirba. While the basketball warm-up of dribbling and layups and jump shots does bring liquid back into the joints, it's not an instant thing that happens in a moment. You need to slowly work up to that, and those first few steps that you take with your dry joints that are not warmed up are dangerous. Yeah. Todėl, kad to išvengtume, darome paprastus pratimus, kurių, kaip sakyti, iš karto užbėgsiu į akis, į priekį už akių, nėra labai didelis laiko tarp, ta prasme, trukmė tos dalies nėra labai didelė, 2-3 minutės. So for the first part, it's a short part, a couple minutes, 2-3 minutes. Ir kartais būna taip, kad treneris sako, tu apšilimą skirk ten, iš vis ten ribotai laiko duoda, ir ten sako kartais, kad gal tu šito nedaryk, padarom ten asmenius dalykus. Ne, tai dalis, kur yra reikalinga ir dėl kurios tikrai nepailgės treniruotė. 2-3 minutės dar niekam, kaip sakyt, nepakenkia. It's very important to do this part. It's not something that will take up a big part of your practice, but it's essential and will increase the effectiveness of your practice. Ir su laikas sakau treneriams, netaupykit laiko šitų pratimų sąskaitą, apšilimo sąskaitą. Always tells a coach, when looking for extra time, don't cut this part of the warm-up short. Būna diskusijų su treneriu. Tai suspausk, tai dar kažką reikia laiko, man ten padirbėti dar kažką. Aš kartuoju toks eina kaip argumentas. Treneri, ar norite, kad ant suoliuko sėdėtų visi sveiki krepšininkai? So there's sometimes arguments with coaches who say, you know what, maybe you can shorten that warm-up a little bit, I need some more time. And the answer to that is, coach, would you like all your healthy players sitting on the bench? Iš tikrųjų, tą pirmą dalę ištempiau šiek tiek aiškindamas tą teoriją, bet tai yra labai svarbu. Ir reikia visiems suprasti, aš nežinau, kiek čia sėdi bendro fizinio trenerių, kiek krepšinio trenerių, bet būtent kreipiuosi į krepšinio trenerius, kurie dirbat vyr treneriais. Nebijokite ir reikia skirti tam laiko. Ir netaupykite žaidėjų sveikatos sąskaitą kažkitų dalykų. Gerai, toliau važiuojam. Pratimai skirti palslankumai gerinti. Labai paprasti pratimai. Tai pratimai, kurie yra daromi sąnarių kryptimi ir be jokio pasipriešinimo. The exercise is so simple, you need to do just simple moves in joint direction. I'll show you. Parodysiu. Žiūrėkit, dabar pirmas pratimas, pradėsim nuo viršutinės dalies. Rankas ištiesiam, biškai plačiau įsistokit. So the first part deals with your upper torso. Pradėsim nuo pečių. Sukam rankas, tiesias. Turbūt niekam nekyla klausimų, kad tai yra natūralus, normalus judesys, ar ne? Says most people probably wouldn't question that this is a normal movement. Atgal sukam, keičiam kryptį. Gerai, Change rankas sulenkiam ir dabar šiek tiek didesnė amplitudė. Ir toksai kaip palaipsniui, pirmas pratimas buvo mažesnė amplitudė, sulenkiam rankas, didesnė amplitudė, sukam atgal. Gerai, stop. Iš tikrųjų, nieko naujo, ar ne? Visi galbūt darydavo tuos pratimus, bet kartais būna viena klaidelė, kada tai daro. Dažniausiai, žinot, kada daro? Kai treneris padarė ten tuos pratimus, su varimu, su lejepais, su metimais, sako, dabar prasimankštinkit, visi stovi ir suka rankas. Says this is nothing new, obviously all you coaches have probably seen this before, but the question is, when do you do that in practice? Usually a player will do the basketball coach's warm-up, dribbling, layups, and then they'll do that. Tai iš tikrųjų, vėl niuansas, šitą dalį, kurią darydavot, irgi pernešam į priekį. The point is to bring this forward to the beginning of practice. Toliau dar vykstam, toliau dirbam su pečiais. Į viršų, į apačią, į viršų, į apačią. Judesys turi būti normalus, nereikia ten kažkur perlenkti, nereikia kažkur perkryžiuoti, kiek leidžia sąnario amplitudė. The key is to have a normal range of motion. Vyksta čia. Nes iš tikrųjų, visą laiką sakau, šis judesys, turi būti komfortabilus. Tai nesukelti jokio papildomo skausmo ir taip toliau.
These exercises aren't meant to hurt. It has to be a comfortable range. Toliau vykstam. Šiaip pečius apšildėm. Dar iš karto pamiršau pasakyti, kiekvieną tokį judesį darom po 10-12 kartų. Padariau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suku į kitą pusę. Ir kiekvieną judesiuką po 10 kartų. Each movement we do about 10-12 times. Toliau važiuojam žemyn, rankos čia. Šiek tiek biškį nestovėkime sulaikant tiesių kojų. Šiek tiek sulenktos rankos čia, vykstam į šonus. Šis pratimas, kodėl darom taip? Visi irgi žinom, kad kartais atsistojam ir į vieną pusę, į kitą pusę. Vėl, iš karto prisiminkit, ko mes norime pasiekti šito apšylimu. Norime apšiltinti sąnarius. Atliekant taip, mes darome normalų judesį stuburo sąnaryje. Jeigu mes darome su mostu, tai jau, kaip sakyt, didesnė amplitudė. Šiam etapui darome mažesnę. Todėl rankų mostą limituojam rankos čia. Says we have our arms in like this because we don't want to overexert the pressure that we put on our joints and our back joints. Taip judėdami vėl sudrėkinam tarp slenkstelinius diskus. Sekantis pratimas vykstam jau šiek tiek didinam amplitudę, darome įtupstą į šoną ir sukuosi į šoną. Vienas. As we progress now. Iš tikrųjų nukentės ta technika. Stop. Ne visi darys teisingai, bet atleiskit man, kaip sakyt, nespėsim, čia labai daug laiko užtemsim. Pasistengsiu aš parodyti, jie pakartos, kažkas teisingai padarys, kažkas ne, bet nėra laiko tiesiog labai tos technikos ten tvarkyti. Tai labai manęs už tai nekritikuokite. He said, don't criticize me too much. I didn't have time to go through the proper technique with everybody. Some may do it right, some not, but the general understanding is there. Kada dirbi su komanda, ta prasme, kai išdirbi tą apšilimą, techniką, patvarkai, tai viskas labai gražiai tvarkiai gaunasi. Gerai, padarėm didesnę šiek tiek amplitudę. Sekantis pratimas, lenkėmės į šonus. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vėl, šitas pratimas irgi nereikia kartais, kai sakyt, krepšininkas ar ten atletas pradeda jau lenkėsi iki čia. Hop, hop. Ne tas, kaip sakyt, etapas. Po truputį. Says we're not at the stage now where you try to go all the way down to the ground, little by little. Taip, sekantis pratimas, pasilankstėm į šonus, lenkėmės į priekį. Išsitiesiu, lenkiuosi. Nugara šiek tiek tiesi, vėl, nesilenkit taip. Ir vėl, čia nešildom, netempiam šitų raumenų, nesilenkėm iki čia. Lenkėmės 1, 2. Says keep your back fairly straight. You're not trying to stretch your calf muscles here or your quads. You're just going down slowly. Toliau važiuojam. Čia reikia biškai apšildinti. Žingsniuojam. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tai vėl yra pats natūraliausias judesys, kurio pagalba mes apšildom dubens sąnarį. So this is one of the most natural things that we can do physically, but it warms up our joints. Toliau vykstam, šiek tiek reikia, kaip sakyt, tokios įmesti, ne tai, kad sunkumo, bet tiesiog ir koordinacinio pratimo, kad iš karto dirbtų ir galva šiltų. Dadedam, žingsniuojam ir dadedam mostą. So now this is not only a strength and conditioning, but also a bit of a coordination when we involve our hands. Gerai. Čia apšilom, dabar kirkšnius, vėl. 1, 2, 1, 2. Pats natūraliausias judesys. Kartais dar darau pratimą kartu keliu ir kartu suku į šoną. 1, 2, 2. Toliau važiuojam. Įtupstai. Bet įtupstai vėl nedarom gilių. Tai nėra groins kirkšnių ir šitų pritraukiamųjų raumenų tempimas. Tai mankštinam sąnarį. So we're warming up our joints. We don't do deep lunges here. We're not trying to stretch the groin out. We're just warming up the joints here. Gerai, toliau vykstam. Stoju ant vienos kojos, kelią mankštinu. Lenkiu, tiesiu, lenkiu, Now you're working tiesiu. on your knee here. Stop. Toliau atsistojam ant kulnų, ant pirštų galų. Ant kulnų, From ant heel to pirštų toe. galų. Vėl 10-12 kartų. Sekantis, toliau važiuojam. Keliai. Lenkiam tik kelius. Čia netupiam, tik keliai.
A slight bend in your knees, don't crouch. Sekantis, 1, 2, Now you squat a little bit. 4, 5. Dabar žingsniuojam nuo tos linijos iki čia, žingsnis aktyvi pėda, 1, 2, 3, žingsniuojam. Active strides from sideline to sideline. Tiesiog ėjimas tik aktyviai pėda, 1, 2, 1, 2. Tai iš tikrųjų vėl paprasti dalykai, atgal grįžtam ristele. Ir dabar, žiūrėkit, kiek laiko praėjo, ta prasme, aš ilgai pasakojau, bet, stop. Bet šitie pratimai kažkur užima apie 3 minutės. Ir tik po 3 minučių mes pradedam jau pirmą kartą pajudėti ristele. Said, I've been talking more than I would usually in a regular practice, but this only takes 3 minutes, and you notice only at the very end did we actually start to incorporate movement. Vat padarėm pirmą dalį. Sušlapinom, kaip aš vadinu kabutėse, sąnarius. Sudrėkinome. So we've got the first part, we've lubricated our joints. Dabar organizmas, kaip sakyti, yra pasiruošęs atlikti labiau intensyvius, labiau sudėtingus, labiau koordinuotus pratimus. So now the body is ready to engage in more demanding, more coordinated exercises. Dabar iš tikrųjų šita dalis, jinai nėra viena, jinai, kaip sakyti, ta prasme, turinio atžvilgiu. Turinys šios dalies priklauso nuo to, kokie tikslai yra jūsų treniruotės. Ar mes eisime į treniruoklių salę, ar tai bus metimų treniruotė, ar tai bus treniruotė labiau nukreipta į grupinę taktiką, grupinę techniką, ar tai bus komandinė taktika. Tai iš tikrųjų begalė yra uždavinių. Ir kiekvienas tas šitos dalies apšilimo turinys turi būti atitinkamas treniruotės uždaviniams. In the next part, the exercises are actually catered to what your practice will be concentrating on, whether it's a shooting practice, whether it's a practice working on team concepts or individual concepts. This next part, these exercises have to relate to the practice that you're going to have. Ir vėl, jeigu norite būti gerais treneriais, jeigu norite turėti efektą, jeigu norite, kaip sakyti, turėti gerą po to, kaip sakyti, sėkmę ten su komanda ar taip toliau, turite būti netinginiais ir nesakyti, kad apšilimas, darykit, ką vakar darėt. Turite keisti, turite galvoti, turite mąstyti ir planuoti. If you want to be a good coach, just as you expand your basketball knowledge of X's and O's, you also have to open your mind and be open to the new practices of warm-ups. Tarkim, kokį šiandien, gal parodysiu, kurią tokia aš dažniausiai taikau prieš normalią krepšinio treniruotę, kurioje yra labiau taktiniai, ta prasme, grupiniai veiksmai ten kažkokie. Dabar bus po tos pirmosios dalies eina antroji dalis, ar ne? Taip, dar kartą pradėsim nuo ristelė, bėgimo, vykstam. Ristelė, atgal ristelė. Dabar biškai gal taip labiau pademonstruosiu ristelė, vaikinai, kad mažiau kalbėti ir būtų daugiau dinamikos, daugiau veiksmo. Vykstam pasišokinėjimas ir rankų mostas. Atgal, priekiu ir sukam rankas. Tas pats, tik rankos atgal sukamos. Pasišokinėjim, minkštai, šonu su mostu. Į kitą pusę. Vykstam. Ir dabar čia eglutė. 1, 2. Pasišokinėjim, tai nepristatomų žingsnių, tai pasišokinėjimas. Tas pats nugara. 1, 2. Gerai, dabar, tai kaip sakyti, tiesiog duodam šiek tiek dinamikos, kad vis kiltų organizmo temperatūra, kuri yra labai naudinga organizmui ir viena iš pagrindinių dalykų apsaugant nuo traumų ir taip toliau. Taip, dabar. So we do this also to raise the internal temperature of the body because it will help avoid injuries. Todėl iš tikrųjų viskas vyksta dinamikoje. Pasišokinėjimai, rankų sukimai, mostai,
Tai tiesiog leidžia mums išlaikyti organizmo temperatūrą ir kelti ją. And to keep the internal body temperature up, this is why we do dynamic stretching. Dabar viską darysim vaikinai nuo čia iki stovelių. Dabar kelią įmam už ranką čia, už kelią. 1, 2, judu ristele. Čia dar kartą darau. 1, 2, vykstam čia. Visi kartu. Dirbam kaip komanda, važiuojam. 1, 2, ristele. Po 2 kartus čia. 1, 2, ristele. Liekam nugarą. Yra 1, 2, nugarą bėgam. Dar kartą. 1, 2, ristele. Spyris koja. 1, 2, ristele bėgu. Dar kartą. 1, 2, ristele. Atsiprašau už techniką, už kokybę technikos, bet esmę suprasim. So don't worry about the technique, you understand the concept of it. Toliau važiuojam. 1, 2, 3, 4. Toliau. 1, 2, 3, 4. Ristele grįžtam. Kitą šoną. Vykstam. 1, 2, 3, 4. Dar kartas. 3, 4. Ristele. Tas pat. 1, 2, 3, 4. Ir dar kartas bus. 1, 2, 3, 4. Dar kartas. Gerai, ristele. Kitą pusę reikia keisti, bet taupydami laiką nedarysim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gerai, ristele. Darom ir kitų šonų, bet dabar taupydami laiko nedarysim. Žingsniuojam. 1, 2. Kojas dedam 45 laipsnių kampu. Says we put our feet out at 45-degree angles. Tas žingsnio ilgis. Ir ristele grįžkit. Žingsnio ilgis turi būti irgi proto ribose, kai aš sakau, žaidėjui. Jisai turi jausti, kaip sakyti, nereikia daryti špagatų. Jaučiu, kad užtenka tokio žingsnio, kad man jaučiasi raumens tempimas, užtenka. Viskas. Tas pats vykstam kitą nugarą. 1, 2. Says when you're taking strides, don't overexert yourself. Do what feels right when you just feel a stretch. Visą laiką toks yra, kaip sakyt, kiek tempti tą raumenį. Turi būti, kaip sakyt, vėl visą laiką tokį naudoju žodį, komfortiškas jausmas. So there's always a question of how much do you stretch that muscle, and it's got to be comfortable. Taip, dabar tas pats žingsnis, tik tai darom tą karioką. Žiūrėkit. 1, 2, 3. Tiesiog žingsniuojam su didesnė amplitude. Važiuojam. 1. Vėl, vaikinai, turite pajausti, kad jūs tempėt raumenis. Jeigu darysit, tiesiog žingsniuojam, orą maišom. Dabar 1, 2. This is the karaoke step, and you do it to the point where you feel it, but don't overdo it. Darom kitus šonų, iš tikrųjų, bet taupydami laiką nedarysim. Toliau darom mažai žingsniukais, vykstam jau dinamikoje biškai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gerai, ristele. Kitą šoną, bet nedarysim, irgi darom. Dabar antras eina etapas jau didesnė amplitudė. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Now you take bigger steps, and everything we would do to both sides, but for demonstration purposes we don't. Grįžtam. Toliau įvedam šiek tiek balanso. Bėgu 1, 2, susistabdau. 1, 2, bėgu. Hop, 1, 2. Užfiksuokit 1, 2. So we throw in some balance 1, 2. as well. Dar kartą. Balance for 2 seconds 1, 2. and then move on. Gerai, grįžtam. Ta patį kartojam nugarą. Bėgu 1, 2. 1, 2. Gerai, grįžtam. Gerai, atsistojam. Dabar lenkiuosi, tupiu, rankos, stoju. Lenkiuosi, tupiu, rankos, stojam. Lenkiuosi, tupiu, rankos, stojam. Dar lenkiuosi,
tupiu, rankos, kojos dar kartą. Gerai. Dabar judėsim per visą aikštelę. Bėgam iki centro priekiu, pasisuku, baigiu nugarą. Važiuojam. Hop, hop. Dar kartą. Hop, hop. Dabar pradėkit nugarą. Nugarą pradedam. Keičiam. Hop, hop. Dar. Hop, hop. Gerai. Darom mostus kojų, tai kad dabar atsargiai, biškai padarykit trejetą žingsnių į priekį. Darom mostus. 1, 2, mojuojam. Gerai. Mostas. Iš tikrųjų, tas pratimas irgi, sakau, sovietinių laikų. Visi darydavo anksčiau, mėgdavo tą pratimą. Pasirodo vienas iš geriausių pratimų. Keičiam pusę. Says this exercise used to be done even in the Soviet days, and he says it's still one of the best ones out there. Labai gerai atlaisvina šitus raumenis, tas toks loose. Says it really loosens up the muscles. Iš šono darom. 1, 2. Tik tai pasistengkite, kad nebūtų taip, kad kažkur krepšininkas ar ten atletas hop už kažko pasigriebė ir mojuoja. He said, don't grab onto something to do this drill. Do it stationary. Todėl, kad iš tikrųjų dar papildomai apkraunam kelią, balansą ir gaunasi, kad dar papildomai apšildom. By not grabbing onto something, you actually also work on your other leg, on your knee. Ir šiek tiek paskutinis toks etapas, įdedant tokio labiau specifinio darbelio krepšininkams. Dabar vat nuo šito kažkur užrašo, išėjimas iki centro, close out, grįžtam nugarą, pristatom už šonų ir dar kartą kartuojam. Pasiruošę, važiuojam. Tak, gerai, nugarą, pristatomų. Grįžtam, pristatom, tik vienu šonu. Vaikinai, vienu šonu, hop, hop, dar kartą, išėjimas, hop, nugarą bėgam, nugarą, pristatomų, top. Ir iš tikrųjų, kaip sakiau, kad visgi yra problema, kai darai tokį apšilimą. Jeigu pastebėjote, mes nei karto nesėdome ant grindų ir nedarėme tų pratimų. Say, if you noticed, we haven't done anything where we sit on the ground and do static stretches as I'm showing here. Ir dar čia nieko, dar kaip sakyt pusė velnio, bet kai daro, čia draugas sėdi ir 2 minutės tokia pati pozicija ir kalba, ką vakarą, kokį filmą žiūrėjo. Says it's, what I'm showing here is not horrible, but you have your friend sitting beside you and then you're in the same stretch for 2 minutes talking about what movie you watched last night. You're not actually accomplishing anything. Gerai, gal galite biškį atsisės, pailsėt. Iš tikrųjų, va dabar ką matėme, tai nėra pakankamai intensyvu tuo kaip sakyt, požiūriu, kad visgi aš aiškinau, kažkur susistabdydavom, tai pakankamai yra intensyvu, žinokit. Darai 1, 2, ristelė, 1, 2, bėgi, 1, 2. Tai pakankamai yra viskas judesyje ir kitas apšilimas yra atidirbtas, viskas vyksta, kaip sakyt, tas toks flow, tekmė. He says, while I was stopping and instructing here in a normal situation, there's flow to this warm-up, so it gets quite intensive. Iš tikrųjų, kaip matėte irgi, nesėdome ant grindų, nedarėm tų statinių tempimo pratimų. Kaip sakyt, nekaltinu trenerių, nes negalima kaltinti, nes tai buvo tokia mada. Aš irgi dariau tokį apšilimą, kaip po kažkokios tai aktyvios veiklos, sėdėdavom ant žemių, ant grindų, tampydavomės. Says, and once again I come back to the fact I'm not blaming coaches who do static stretching and warm up because that's how it used to be. I also used to do it this way, but times have changed. Ir iš tikrųjų visi sakydavo, netgi kartais maišydavo apšilimą su žodžiu stretchingas, vadinamas, visi žino žodį. And coaches used to actually mix up and interchange the words of warm up and stretching, which is not the same thing. Ir treneris sakydavo, gerai prasitampyk, nes gausi traumą. And a coach used to say, make sure you stretch well or else you'll get injured. Pasirodo, irgi ne mano išsigalvojimas, nėra mokslinių argumentų ir patvirtinimo, kad statinis
stretchingas, tas visi žino tą žodį, kad apsaugo nuo traumų. There is no actual academic theory behind the fact that static stretching avoids injury. Kiek esate susidūrę su tokiais atvejais, kada padarėte apšilimą, praėjo daugiau negu pusę treniruotės, žaidėjas gauna traumą, patempė užpakalinį šlaunies raumenį ar pasuko čiurną. Says, how many of you have noticed that you do your type of warm up in practice and halfway through they twisted their ankle or pulled a muscle? Klausimas, nejaugi, kaip sakyt, per tą 50 minučių organizmas jau neįsidirbo ar ten neapšilo? Ne. Iš tikrųjų, tiesiog tas statinis stretchingas jis neturi jokios įtakos, kaip sakyti, jeigu aš dabar partampiau tą raumenį, dabar galiu palaikyti 1 minutę, sakysiu, partampiau, dabar dėsiu čia sprintą, gausiu traumą 100%. He said that, just reiterating the fact that stretching does not avoid injury, that I can stretch like this for a few minutes and then sprint, and it will not decrease my chance of getting an injury. Ir pasakysiu labai įdomų dalyką ir atkreipkite tai dėmesį. Statinis stretchingas, lietuviškai statinis tempimo pratimai gali netgi įtakoti traumą ir pabloginti treniruotės efektyvumą, kurios metu dirbame galingumui, greitumui, aš kalbu apie sprintus, apie šuoliukus visokius, netgi gali pabloginti. And I'm going to tell you an interesting point is that static stretching can also increase the chance of injury, and it can actually decrease the effectiveness of a practice where you're working on quickness and speed. Trumpai paaiškinsiu, visą laiką treneriams sakau, kartais kalbu ne tai, kad daug, bet apie teoriją, apie žinias, bet tam, kad jūs suprastumėt, dabar pasakiau jums faktą, kad statiniai tempimo pratimai gali iššaukti traumą ir sakysiu, važiuojam toliau ir jūs nežinosite kodėl ir ta prasme, tas informacija taip ir liks kažkur ne ten, kur reikia. Žiūrėkit, kas gaunasi. Kai aš ištempiu raumenį, raumuo išsitempia. Raumuo išsitempia ir gaunasi, kad jis pailgėja. Raumuo, dirbdamas dideliais greičiais, jis turi susitraukinėti. Ir mes išardom, čia šiek tiek fiziologijos, tas stipriasias jungtis. Ir raumuo negali efektyviai susitraukinėti. So the reason that an injury can occur after a static stretch is that in a static stretch you lengthen your muscle, and for quickness and speed your muscle has to actually be shortened. So that, speaking in simple physiological terms. Jeigu netgi einat į treniruoklių salę, stretchingas nereikalingas. Todėl, kad jūs irgi raumenį ištempėt, nueinate po to negalite efektyviai štangos kelti, nes raumuo yra pailgėjęs. Ir iš karto užbėgsiu akis pasakydamas, kad jeigu padarėte gerą tempimo pratimą statiniais pratimais, raumuo išlieka pailgėjęs apie valandą ar daugiau. It says after a static stretch that your muscle can be lengthened for an hour or even more. So to do that at the start of practice is not a good thing necessarily. Vėl kitas problema. Padidėja stipriai amplitudės. Paslankumas sąnarių labai, kaip sakyti, ne paslankumas, bet ta amplitudė labai išauga. Tai irgi vienas iš problemų, kada galima gauti traumą. Įsivaizduojat, jūs darote sprintą, stabdotės, o raumuo yra ištampytas ir sąnarys gaunasi labai stipriai juda į šonus. Nes todėl, kad ištampyti raumenys visi labai stipriai. So another way that you can get injured is that because the muscle is lengthened, it does not support the joint, and there's a lot of flex in the joint after a static stretch, so another way an injury can occur. Todėl užtenka apšilime, kaip sakiau, saugumo sumetimai sveikatos požiūriu, sudrėkiname sąnarius, keliame temperatūrą organizmo. Kai temperatūra padidėja, raumens elastingumas pagerėja. Pagerėja sausgyslių elastingumas. Ir to jau užtenka, nereikia raumens tempti. Įsivažiuokit, kaip sakyti, visi esat susidūrę su kramtoma guma. Jinai tamposi, kai jinai šilta, jinai tamposi be problemų. Nereikia, kaip sakyti, jos papildomai ten tampyti. Says that I give the example of a piece of chewing gum, of bubble gum, that when it's warm,
it's more elastic, it stretches out and it comes back. The same thing with the human body. He says you don't have to just constantly stretch it. When it's warm, it works. Ir kitas labai toks įdomus dalykas, kuriuos mes va dabar darėme pratimus, judėjime. O šitas pratimas, pavyzdžiui, yra šildau raumenis, ar, kaip sakyt, pratimas artimas ten tam judėjimą pristatomų žingsnių, ar ten pratimai, kurie iš šonus, ar darome tempimo pratimus. Esmė, keliam temperatūrą tuo pačiu metu, judėdami, dinamikoje, nesidėdami ant grindų. Ir vienas iš svarbiausių momentų, ką turime padaryti apšilime, suaktyvinti nervų sistemą. So two things. So we do all this dynamic stretching in movement because one, as we mentioned, it raises your internal core temperature, but also it stimulates your nervous system. Kadangi iš tikrųjų, kaip organizmas bus pasiruošęs jūsų treniruotė, priklausys nuo to, kaip mes sugebėsime apšildyti nervų sistemą. So the effectiveness of how you will perform in practice is how you will warm up your body and how you will invigorate your nervous system as well at the same time. Iš tikrųjų, 4 tokius vaikinus užteks, 4 žmonės. Iš tikrųjų, dabar dar parodysiu vieną variantą, kai padarome sąnarių paslankumo pratimus, tuos visus sukamuosius, ar ne? Galima tą antrąją dalį, aš irgi labai dažnai naudoju kopėtėlės. Kopėtėlės yra labai, kaip sakyt, pratimas turintis aukštą koordinacijos indeksą. Daug pratimų esat visi darę, ar ne? Judėjimas čia, judėjimas pristatomų ir taip toliau. Šitas pratimas irgi labai geras apšildyti tą nervų sistemą. Says after we do the joint warm up, I often like to use an agility ladder because it also works on coordination and it really helps to warm up the nervous system. Vėl, nekreipsim dėmesio ten labai super į techniką, vyksam dar kartą. Sakysiu, kad čia nebūtina daryti šitų pratimų 100%. Visi treneriai yra pripratę, jeigu darome pratimus su kopėtėlėmis, daro 100% ten ir taip, yra tokia treniruotė, kuri, kaip sakyt, šonu darom. Šonu. He says you don't have to do these drills full speed. Ir čia užtenka, pavyzdžiui, darydami vaikinai 70, kiek maždaug procentų darai nuo savo staigumo? Vaikinas daro 60-70% savo tokio maksimalaus pajėgumo kitų šonų. Bet ką jisai daro? Jisai daro pratimus, kurie, kaip sakyt, turi labai didelę, kaip sakyt, labai yra koordinacijos pratimai, kurie po to, kaip sakyt, turės naudos mums judėdami aikštelėje. Said that while a basketball player might only be going 60 or 70% of his quickness here, what it does is it helps to warm up the body and your effectiveness in practice later when you will be going 100%. Iš tikrųjų, važiuojam dar kartą. Iš tikrųjų, tai pratimai irgi, visi žino šitus pratimus, jų yra begalė. Pasiimkit pačius tokius, kaip sakyti, efektingiausius, kurie jums bus naudingi krepšinyje ir darome. Netgi kartais būna, pavyzdžiui, sezono metu, kada nėra laiko papildomai treniruoti vadinamą įvikrumą, greitumą, aš darau visą tai apšilimo metu. Gaunasi sportininkas, atletas dirbdamas apšilime, jau gauna tą papildomą reikalingą krūvį palaikyti savo fiziniai formai. Says in the middle of the season, there's not always time to incorporate this in the middle of a practice, and sometimes I'll just do it in the warm-up part, but I like to use this for speed and agility. Nedaryk čia. 1, 2, 1, 2. Čia tik tai reikia judesį, akcentuokit dubens pasukimą. Šildom irgi. Ne visiems išeina, nesvarbu. Iš tikrųjų, šituos pratimus jūs turite pasirinkti patys. Išnagrinėkite, ko jums labiausiai reikia. Reikia, kad apšiltų pėdos judėdamos tą linkmę. Reikia, kad apšiltų čia. Darom judesį čia, akcentuodami. Reikia, kad biškį dutumėm šuoliukų. Darom šuoliukus. There are an endless amount of versions of exercises that you can do here, so you pick the ones that you think are most effective for you and for your practices. Vėl, pratimai praktiškai visi, kuriuos darome ant šitos, yra labai skirti koordinacijai. Darome bėgimą.
1, 2, 1, 2, 1, 2. All of these exercises here are not only for Per vieną warm-up kraštą žiūrėk. 1, physically, but also for coordination. per vieną kraštą. Hop, hop, hop. Manot, iš tikrųjų, pratimas nesunkus, bet sakau, darykite taip, galvoja, kaip daryti. Vadinasi, tai nėra labai paprastas pratimas. It says the exercise is not hard, but do those exercises that also make you think. Darom šuolius. 1, 2, tik neužminam. Vykstam, hop, hop. Vėl, turbūt visi sutiksite su manim, kad amplitudės pakankamai didelės tam, kad apšildyti. Nereikia jokių tempimo pratimų, kad ten atsigulus tempti raumenį. Viskas apšyla dinamikoje. It says, I think you'll agree with me that what we're doing here Vykstam. 1, 2, supersedes static stretching, that it is much better. 1, 2. Vėl, ne maksimaliai. Just make sure you don't go full speed. Ta pati nugarą. 1, 2, 1, 2. Aha, gerai, pauzė šiek tiek. Parodžiau tik keletą pratimų. Tinka visi pratimai, kurie galbūt iš jūsų irgi darote pratimus, kurių čia neparodžiau. Visi tinka. Šita dalis tokio darbo užima apie 5 minutės mano apšilime. He says, I've shown you about a quarter of what you can do. He said, there are so many more things, and this will take in my warm-up session probably about 5 minutes. Yra visokių šuoliukų, mažų, smulkių, All kinds of different didelių exercises. pratimai, kurie begalė. Ir žinote daugiau žmonių, o jeigu nežinote, susiraskite literatūros, bet šitoj daly taikom, šitie pratimai tinka. Viena taisyklė, nedarom maksimaliai. So in these exercises, rule number 1, do not go full speed. Toliau. Ten, kur buvo pirmasis apšilimas, darėm tempimo pratimus žingsniuodami. Žingsniuodami, tampėm raumenį šiek tiek. Tik noriu pasakyti, dar pamiršau pasakyti, kai tempiam raumenį, daleiskim žingsnis, ar ne? 1, 2, arba sekantis pratimas va šitas, arba kur darom šitą. Va ta tempimo fazė neturi būti ilgesnė nei 1-2 sekundės. When you notice that we were doing stretching in motion, the length of the stretch shouldn't be more than about 2 seconds. No more than a 2-second hold. Todėl, kad neiššauktumėm to efekto, kuris, kaip sakyt, kai laikau, raumuo tempėsi ir paskui jau išlieka pailgėjęs. Mums to We're nereikia. not trying to lengthen the muscle, we're trying to warm it up. So a 2-second hold is ideal. Gulkit ant žemės. Dabar visą laiką sakau, kad mano apšilime nėra sėdėjimo ant žemės. Kartais yra. I've always said that in my warm-ups there's nothing on the ground. Well, sometimes there is. Bet iš tikrųjų šitie pratimai, kuriuos dabar darysim, jie neleidžia žaidėjam bent jau, kaip sakyt, sėdėti ir kalbėtis su draugu, nes jie yra užimti tuo metu. These exercises that we'll do are not geared to social development here. They're actually for warm-up. Gulomės? Dabar viską tą patį, ką mes darėme bėgiodami, darome gulėdami. Žiūrėkit, 1. So all the same that we did when we were on the run, we're going to do that on Ir the keičiam, ground as padarome well. po 10 kartų kiekvienai kojai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gerai. Dabar ta koja sulenkta. Dabar šitą laikau, o čia laikau. Dabar žiūrėkit, aš ją leidžiu žemyn ir tempiu. 1, 2, kur jauti tempimą? Jis jaučia tempimą čia, taip ir turi būti. Važiuojam. 1, 2, 1. Tik tai reikia daryti pilną amplitudę. 1, 2, keičiam koją. Make sure you get a full range of motion. And you'll feel this in your quadricep. Vėl, iš tikrųjų, šiek tiek kitas pobūdis. Ten darėm viską tą patį. Vaikščiodami, darom gulėdami. Tai nėra problema, kad ten vėl atsigulėm. Tiesiog vėl viską keičiam biškį kitaip, bet viskas dinamikoje. Koja pakelt taip pat, laikyk čia.
tą patį darom su pėda. Važiuojam į save, nuo savęs. Hop, hop, hop. Kur jauti tempimą? Jaučia tempimą čia. Bet tai vėl, tai nėra ta, kurį mes darom, spaudžiam su savo kūnu ir tempiam čia. Viską jisai daro su savo, kaip sakyt, raumenų jėga. Tokio tempimo metu raumo nėra pertempiamas ir nepereina į tą būseną, kur pailgėja. So this is not an exercise where you exert artificial pressure on your calf muscle. This is all done with the strength of your own muscles. Gerai, dabar išties kojas atsigul. Šitą koją 45 laipsnių kampu. So the left foot out 45 degrees. Ir dabar tu ją neši nuo čia į čia ir gražini. Op, vykstam. Gražinu 45 laipsnių kampu. Kodėl? Kur jauti apkrovimą? Jaučia apkrovimą kirkšnyje. Vienas, So du. from 45 degrees one side, 45 degrees the other side, and you feel this in your hip. Gerai, stop. Sukamės gulam ant šono. Viena koja, kuri ant žemės sulenkta. Čia pasiimu šitą. Ir dabar žiūrėk. Iš čia vienas, du. Vienas. Kur jauti tempimą? Jaučia tempimą čia. Nesusitariau su juo prieš paskaitą. Said you feel it in the quad. Says we didn't talk about this before. It's actually working. Gerai, stop. Dabar rankos čia. Ir dabar šitą koją užmeti. 1, 2, 3, 4. Kur daugiau jauti? Labiau eina čia. Į čia tempimas. Toksai labiau, kaip sakyt, visi mėgsta tempti tą kaip nugarą, kai kažkoks jaučiasi, kaip sakyt, sunkumas nugaroje, visi guli ir tempia. Stop. Gerai, apsisukite. Pilvo. Viskas tas pats dabar užmetimas į čia. 1, 2. Vykstam. 1, 2. Va čia, ką dabar darom, tai dar vienas iš būdų. Čia tokia kaip jau trečioji dalis. Ten, kur buvo tempiam raumenis, stop vaikinai, tempiam raumenis vaikščiodami, mojuodami kojas. Čia darom tą patį, bet jau gulėdami, bet dinamikoje. Says accents again that everything we did in moving, we're doing on the ground dynamically, Gerai, not sekantis statically. pratimas. 1, 2. 1, 2. Pratimas reikalingas, iš tikrųjų, stop vaikinai. Bet šitie raumenys, kurie yra giliai, kadangi krepšininkai labai daug juda tokioj pozicijoje, tas raumuo viduje esantis, jisai sutrumpėja, kadangi, kaip sakyti, tokioj pozicijoje leidžia jam sutrumpėti. Ir paskui, kada jisai sutrumpėja, gaunasi, kad šita vieta yra labai, kaip sakyti, sukasi dubuo į priekį, atsiranda skausmai nugaroje. Ir nieks, kaip sakyti, per daug netempia to raumens. Šitas pratimas, kurį mes darome, ant alkūnių galima ant rankų pasikelti, būtent mankština šitus raumenis. Because basketball players are often in a squatting position, it actually shortens the length of deep muscles that you have. Atsistokit. And when that happens, you're more prone to back injuries. So this is what we do to avoid that. Gerai, biškai plačiau, stojam žergtai, dar biškai pasipagulėjom ant žemės. Iš tikrųjų, tas pagulėjimas kartais būna, žinot, psichologiškai. Žaidėjai sako, vėl tą patį bėgsim dar kažką, ypač tie žaidėjai, kurie jaučia tą nostalgiją tam senajam apšilimui, kur reikia sėdėti ant grindų. So especially the basketball players older basketball players that are used to a different kind of warm-up aren't necessarily as receptive to this type of stuff and running in the warm-up. But Iš tikrųjų, tai turbūt esat patys pajautę, kad treneris tai kaip sakyti, yra psichologinis žaidimas bendraujant su žaidėjais. So you've probably noticed that coaching is also, there's a big psychological aspect of when you spend time with your players. Stop. Žiūrėkit, vaikinai. Vėl, iš tikrųjų, blogai, negaliu nepasakyti. Vienas daro lenkdamasis nugarą, kitas darom įtupstą ir lėčiu, kad va čia temptųsi raumuo, pritraukiamasis šlaunies. 1, 2, 1,
2. So here, as you're doing this stretch, you feel it on the inside of your thigh, your inner Stoviu. thighs. Ir dabar, va čia, pritupiam. Ir 1, 2, 1, 2. Turite tiesti koją, rankų netitraukiam nuo grindų. 1, 2. While doing this,